Labas vakaras, draugai. Parašykit, kas žiūrit, ar viskas gerai su vaizdu ir garsu. Duokim dar vieną minutėlę, kas dar norės prisijungti ir tuoj startuosim. Ačiū tiems, kurie susirinko. Tie, kas žiūrės tiesiogiai, jeigu nesunku, parašykit, kad žiūrit tiesiogiai, o kas stebės įrašą, įrašykite grotelės įrašas arba tiesiog įrašas. Man tai svarbu žinoti. Taip, kol kas turime keletą žmogeliukų. Pažiūrėsiu, ar yra komentarų ir startuosim. Labas vakaras, Alma. Sumažinsiu ir galėsim pradėti. Taigi, webinaras, apie kurį šnekėjau. Labas vakaras, Asta, labas vakaras, Jūratė. Webinaras apie miegą, kodėl mes miegame. Iškart pareklamuosiu savo geriausią suferį, tai knygą, kodėl mes miegam, Matthew Walkeris. Jeigu pasirodys webinaras jums įdomus, būtinai nusipirkite, kad lengva gauti, bus labai plačiai parašyta apie miegą. Aš tik tai tos knygos, ne vien šitos knygos, bet pagrindė šitos knygos santraukas jums dabar pateiksiu, kodėl miegas yra svarbu. Ką daryti, kad mūsų miego kokybė pagerėtų. Apžvelgsime, pasistengsiu kuo siauriau, bet labai tiksliai, kad nekiltų daug klausimų. Be abejo, klausimus galite rašyti viso webinaro metu. Aš pasistengsiu atsakyti pačioje pabaigoje. Jeigu taip išeitų, kad atsakymą nežinosiu iš karto, nebijau, kad aš jums atsiųsiu atskirą video. Arba video formatu, arba tiesiog parašysiu jūsų atsakymą žinutę. Gerai, viskas, jau žmonės po truputį renkasi, tai ačiū Jums ir visgi sekmadienio vakaras nėra kodėl, pradėkime, ne? Tuoj pasijungsiu savo paruoštas skaidres ir judam. Taip, skaidrės. Taigi, webinaras, kodėl mes miegame. Kad pasijungsiu telefoną, kad matyčiau jūsų rašomas žinutės, nes neturiu galimybės stebėti ir skaidres aptarnėti ir kartu matyti jūsų komentarų. Labas, Irmas, ko dar nesisveikinau. Taigi, pasisveikinau atrodo su visais ir galim pradėti. Taigi, pradėkime nuo to, kasgi visgi yra miegas ir iš ko jis susideda. Turbūt nenustebinsiu sakydamas, kad miegoti visgi reikia 8 valandas. Aha, aš jums tuo ekraniuką. Per mano veidą nematot gerai skaidrės. Aš turbūt tada trumpai atsijungsiu, kai bus kitos skaidrės, kad neužstočiau paveiksliuką. Tada aš vėl pasijungsiu, svarbu, kad mane girdėtumėt. Girdite, tiesa? Taip, skaidrės matosi puikiai. Gerai, pradėkime dar kartą. Taigi, turbūt nenustebinsiu, kad reiktų miegoti per naktį 8 valandas. Na, pripažinkime retas mūsų, kuris galim sau leisti tiek laiko miegoti. Dėl įsitikinimų, skubos, noro daugiau uždirbti pinigų ar kokių ten priežasčių bebūtų. Dėl to miegame dažnai šiek tiek mažiau. Statistiškai, europietis miega nepilnai 7 valandas per parą. Ir, logiškai mąstant, turbūt kiltų klausimas. Jeigu reikia miegoti 8 valandas, bet miegu 6, tai kaip geriau išdalinti tą miegą? Ar visgi vėliau eiti ir vėliau keltis, ar anksčiau eiti ir anksčiau keltis, kuris modelis yra geresnis? Ne vienas iš šių modelių nėra tinkamas mums, nes ne veltui tos skirtos 8 valandas. Ir kodėl, dabar būtent paaiškinsiu. Matote, yra NREM1, NREM2 fazė, NREM3 ir 4. Galite internete rasti, jos dažniausiai dabar yra sujungtos, tai tiesiog bus NREM3 fazė ir REM fazė. Mūsų miegas yra sudarytas iš būtent šitų visų fazių ir kiekviena turi atskirą atliekantį darbą. Pavyzdžiui, NREM fazėje
NREM fazės miego metu mūsų smegenis pašalina nereikalingas neuronų jungtis. O, pavyzdžiui, REM fazės metu neuronės jungtis yra stiprinamos. Čia be abejo dar žymiai daugiau dalykų vyksta. Jeigu taip trumpai apibendrinus, tai NREM miegas svarbus kūno atstatymui yra ir fiziniai sveikatai, o būtent REM miegas atsakingas už mūsų emocinę būklę, už kūrybiškumą. Bet abu jie yra labai reikalingi, dėl to nederėtų nutrumpinti nei vienos iš šitų fazų. Tuoj sujungsim pieštuką. Papiešiu, kas ypatingai yra svarbu šitam grafike. Budravimas. Šito webinaro metu šitą žodį naudosim, tai yra nemiegojimo stadija. Budrauti nuo žodį esant budriam. REM miegas yra vienintelė gilaus miego stadija, kada mes sapnuojame, ir tas yra labai svarbu. Tada NREM pirmasis etapas, kaip parašyta čia, jis vyksta nuo 1 iki 5 minučių. Mes pradėjom grimsti į miegą truputį giliau. Antroji fazė lygiai taip pat apie 20 minučių iki 30 minučių. Mes po truputį dar giliname savo miegą ir galų gale trečioji ir ketvirtoji, galime vadinti tiesiog trečiąją fazę, mes pradam giliai miegoti. Taigi mūsų gilusis miegas yra REM ir NREM trečia fazė, arba trečia ir ketvirta, kaip čia parašyta. Taigi, kaip matome pagal stulpelius, jinai nuolatos tos fazės kaitaliojasi viena su kita ir, kaip matom, iš pradžių vyrauja NREM fazė. Iš pradžių vyrauja NREM fazės, jos yra labai daug, vis dar daug. Čia, kaip matot, yra valandos, kada miegam. Tada po truputį pradeda mažėti, bet tuo pačiu metu pradeda didėti būtent NREM fazės. Jinai iš pradžių būna gana mažytė, šiek tiek didėja, čia šiek tiek ir įsikiša budravimas, galima prabusti, dar didėja ir dar ilgėja būtent REM miego, būtent miego fazė, kada mes sapnuojame. Tas yra labai svarbu, nes būtent, kaip ir minėjau, kiekvienos fazės metu yra atliekamas kitoks smegenų darbas. Dėl to galvoti, kad jeigu visgi mes miegam 6 valandas ir prarandam pirmą fazę, tai mes tada netenkame NREM miego keletą valandų, o jeigu mes per anksti ryte keliamės, nes būtent pikas yra paryčiais, kaip matote, tarp 5 ir 7 valandos, mes prarandame NREM miego fazės. Na, kas dažniausiai vyksta, statistiškai bent jau. Mes dažniausiai nueiname miegoti vėliau ir keliamės, tokiu pačiu metu, kadangi oficialiai darbas vaikam mokykla yra maždaug nuo 8 valandos daugumoje. Tai mes keliamės apie 6 valandą, tai va, kai yra didžiausia būtent REM miego sapnavimo fazė, mes ją nutraukime ir prabundame. Tai jeigu mes miegam 2 valandų mažiau, mes prarandame ne 25% miego, bendro miego, mes prarandame 25%, bet mes prarandame REM sapnavimo miego fazės kokius 60-70%. Ir tai atima, ir tai padaro didžiulę žalą, atima galimybę mūsų organizmui stiprinti mūsų neuronės jungtis. Būtent tik gilaus miego NREM ir REM fazėse iš trumpalaikės atminties prisiminimai perkeliami į ilgalaikę atmintį. Na, sakykime, mes turim dienos metu sukaupiam tam tikrą informaciją kaip USB raktas ir būtent tik miego metu mes tą informaciją perkeliam į ilgalaikę atmintį. Na, šiuo atveju kompiuteryje tai būtų C-diskas, tai ne? Taigi, iš to reikia suprasti, kad mes negalime gudrauti visgi. Ir turime miegoti tas 8 valandas, na, tebūnės tarp 7-9, bet būtų visgi geriausiai 8. Kas dar įdomu, kad jeigu žiūrėtume mirtingumo grafikus, kurio aš čia nesu įdėjęs, tai būtent pradeda kilti miegant mažiau negu 6-7 valandas mirtingumo grafikas, ties 8 stabilizuoja 9 ir nuo 9 vėl pradeda kilti. Tai pastovi miegant negu 9 valandas irgi nėra sveika. Be abejo, yra tų keletą išimčių, jeigu mes ilgą laiką, tarkim savaitę, mes neprimiegame, neprimėgame, kaip lietuviškai besireikštum,
Mes aišku, kad savaitgalį norėsim turbūt pabandyti atmiegoti tas valandas. Dėl to galimai miegosime 10 ir 11 valandų. Ką mokslininkai nustatė ir kas yra svarbu, kad būtent stengtis atmiegoti valandas mes galim bandyti, to niekada nepadarysim iki galo, nes tiesiog ką praradom, to mes jau negalim grąžinti. Ir būtent atmiegantis valandas, miegant savaitgalį ilgiau, mes dažniausiai atstatome NREM metu vykstančius procesus, bet REM miego procesai dėja prarandami amžiams. Ir tas ypatingai svarbu yra paaugliams, bet kitoj skaidrėje mes daugiau pašnekėsime apie cirkadinius ritmus. Ir tada aš jums papasakosiu, kodėl būtent kaip paauglių cirkadinis ritmas keičiasi nuo suaugusių žmonių, kodėl jiem labai yra žalinga keltis 6 ar 6:30 ryte. Taigi, jeigu mes nesugebėm išmiegoti tų 8-9 valandų naktį, prigimtinis žmogaus miegas yra iš tikrųjų dvifazis. Ką reiškia dvifazis miegas? Tai reiškia, kad vieną kartą mes galime numigti dieną, sakykime, 1 valandą ir po to kitas 7 valandas ar 8 mes miegotume naktį. Ir taip mes surenkam savo visą ciklą, tas ko puikiausiai tinkamas. Na ir gyvūnam iš tikrųjų labai tai įprastas, tiek ir ankstesnėse kartose, kai žmonės dar negyveno sėsti miestuose, tai būdavo ir įprastas miegojimas. Miega visa gyvūnija. Tiesiog didžioji dalis gyvūnų neturi REM miego fazės, kada sapnuoja, nes tik tai miego fazė, kai mes sapnuojame, REM stadijoje, mūsų organizmas yra paralyžiuojamas, tam, kad mūsų kūnas neatkartotų judesių, kuriuos mes sapnuojame miego metu. Taigi gyvūnam tai yra, tai būtų turbūt kritinė klaida. Nes jeigu koks liūtas užmigtų paralyžiuoto jo kūną, jis turbūt jį bepuolantis labai greitai turbūt nesugebėtų atsilaikyti, nes tiesiog negalėtų pasipriešinti, nujausti to puolimo. Dėl to gamtoje REM miegą turi labai mažai gyvūnų, pavyzdžiui, beždžionės jį turi. Ir jos miega aukštai medžiuose, dėl to turbūt evoliucijos metu tokią prabangą gavo, lygiai taip pat kaip ir žmogus. Įdomu, kodėl reiktų paminėti, kad yra elitas, žmonių elitas, maždaug nepilnai 1% žmonių ir pastoviai mažėjantis. Jis vadinamas miego elitu dėl to, kad tam tikra žmonių grupė tyrima, miegodama 6 valandas, nedaugiau 6, neturi absoliučiai jokios žalos smegenims. Neapsigaukit, šitą žmonės išgirdę dažniausiai stengiasi rasti save tame tarpe, pažįstamų kažkokių, ten mano teta, sesė, brolis ar panašiai, visada miega 6 puikiai jaučiasi. Dažniausiai mes taip galvojame iš tikrųjų. Nes visgi 1%, tai maždaug 7 milijardų žmonių yra 1,70 milijonų. Kad jūs nutrenk žaibas, jūs turite didesnę tikimybę, tai yra 1 iš 12 tūkstančių. Tad greičiausiai jūs tam elitui nepriklausot. Tad šio webinaro metu aš norėčiau pabandyti jums atskleisti tas visas paslaptis, kaip savo miegą pagerinti. Ir tai nėra taip sudėtinga. Labas Judita, matau žiūri, labas Neringa. Ačiū merginos, kad leidžia sekmadienį su manimi, man tai yra svarbu. Ir aš tikrai pasistengsiu, kad jūs gautumėt daug naudingos informacijos. Taip pat, ką reiktų paminėti, kad gilaus miego metu yra netaip jau senai atrasta limfinė sistema. Žmogaus kūne yra limfinė sistema, kuri valo organizmą su daug limfmazgių. Taip pat smegenys yra limfinė sistema. Tai yra sistema, kuri valo smegenis nuo nereikalingų medžiagų. Ir būtent čia dabar ginčinas dalykas, skirtinga literatūra rašo. Vieni rašo, kad NREM giliojo fazė, kiti rašo, kad REM giliojo fazė, bet mums reikia suprasti, kad vis tiek tai yra gilaus miego metu, ta limfinė sistema valosi 10-20 kartų labiau negu miegant tik užmigus ir miegant negiliame miege. Tas labai svarbu. Dėl to, jeigu mes nepatirime tinkamo laiko gilaus miego, mūsų smegenys negali įsivalyti nuo nereikalingų priemaišų. Čia būtent kalbama daugiau apie amiloidų grupės baltymus, kurie yra tiesiogiai atsakingi už Alzheimeriu sergančių žmonių būklę. Dėl to, jeigu jūs turite senyvo amžiaus tėvelius, mamytės ir jam yra grėsintis Alzheimeris,
Tai žinokit, miegas yra vienas pagrindinių dalykų. Bet mes dar prie to šiek tiek sugrįšime iš tikrųjų ir vėliau. Beje, kad miegas toks yra svarbus, mums galėtų, Ramūnai labas, mums galėtų pasakyti ir didžiausias pasaulyje atliktas tyrimas su miegu, su 1,5 maždaug milijardo žmonių, tai yra būtent laikrodžių sukimas pirmyn ir atgal. Statistiškai, tą naktį, kai sukasi laikrodis ir mes gauname 1 valandą pamiegotų mažiau, padaugėja stipriai kardinaliai širdies susirgimų, infarktų ir insultų skaičius ir atvirkščiai, kai mes sukdami laiką ilginame savo miegą 1 valandai, tas skaičius drastiškai krenta. Keista, bet atrodo tokios smulkmenos, o dar tokia didžiulė žala. Taigi, laikrodžių sukinėjimas žmogui yra labai, labai blogas dalykas. Taigi, cirkadinis ritmas, tai yra mūsų vidinis laikrodis. Tuoj papasakosiu, kaip iš viso šitas dalykas atsirado. Kadangi iš viso, miego ta mokslo industrija iš tikrųjų yra labai, labai dar nauja, tyrimai atliekami maždaug tik 50-60 metų. Tai būtent tyrimas, kuris buvo atliktas praeito amžiaus, ten berods 7 ar 8 dešimtmetyje, norėjo rodyti ir įrodė, kas yra cirkadinis ritmas ir būtent kaip jis veikia mūsų organizmą. Taigi ir kokie drąsos tai vyrai iš tikrųjų buvo. Tai 2 vyrukai, 2 rimti mokslininkai, vienas įžengęs į 3, kitas į 5 dešimtį, leidosi 31 dienom į buvusį mamutų urvą, absoliučioje tamsoje. Jie su savo mokslinė įranga ieško šviesos spektro, jis buvo absoliutus 0, šviesos spektras buvo 0, ten buvo absoliuti tamsa. Jie ilgai ten kelias savaitės ruošėsi, kasė griovis, pylė vandenį, kad jų neužpultų gyvūnai, nes tas urvas buvo gana giliai. Nebuvo šitam moksliniam tyrime vertinama drėgmės kiekis, deguonies kiekis ypatingai, bet buvo vertinamas būtent ypatingai miegas ir jo trukmė, kadangi truko 32 paras. Tai jie neturėjo jokios šviesos, o būtent šviesa yra pagrindinis cirkadinio ritmo įtakojantis dalykas. Kol dar negyvenam būtuose, kol neturėjo visų užuolaidų, gyveno gamtoje, žmogus keldavosi, kaip saulė apšviesdavo jo veidą. Spinduliai padėdavo mūsų vokus ir duodavo smegenims signalą pradėti gaminti adrenaliną, noradrenaliną, kortizolį, tai yra hormonus, streso ir mes pabusdavom. Kadangi dabar mes gyvename kitose sąlygose, užsitraukus užuolaidas, mūsų saulė nebegali pabudinti. Tai daro dažniausiai žadintuvas, bet apie žadintuvą irgi dar šiek tiek vėliau. Taigi, mamutų urvuose praleido 32 dienas. Taigi, ką jie nustatė? Kad būtent vidutinis ritmas žmogaus yra apie 24 valandas ir 15 minučių cirkadinis ritmas. Nors mūsų para yra 24 valandas, tai tas, sakykime, beveik atitinkantis ir mūsų paros laiką yra. Bet kas įdomiausiai ir kas patvirtina teoriją, kad vyresniam amžiui žmogui miego reikia šiek tiek trumpiau. Apie tai taip pat grįšime senolių temai, kai kalbėsiu apie senolius daugiau. Tai 3 dešimtį įžengusiam mokslininkui tas mamutų urvuose cirkadinis ritmas, nusistatė maždaug tarp 26 ir 28 valandų ir valandomis būtų apie 15 valandų budravimo ir 9 valandas nepertraukimo miego. Per tiek dienų absoliučioje tamsoje turbūt, o galima teigti, kad tai yra natūrali žmogaus miego ir budravimo būsena. O į 5 dešimtį įėjusio mokslininko nusistovėjo maždaug tais 24 valandų. Kaip sakiau, tyrimų po to visokių dar buvo daug daroma ir tas vidurkis ir išvestas iki 24 valandų 15 minučių. Tai, kaip matote, skaidrėje dabar praeisime pro visas stadijas. Vaisius iššiose, vaikystė, paauglystė, suaugusių kartų ir senolių. Pamatysime, kaip tie cirkadiniai ritmai iš tikrųjų keičiasi, nes tai nėra visiems 24 valandos, visiems yra 24 valandos 15 minučių, tačiau
būtent miego ir atsikėlimo laikas kardinaliai gali skirtis. Taigi pradėkime nuo būsimo vaisiaus įsčiose. Taigi, įsčiose vaikas praktiškai visą parą miega. Maždaug 6 valandas trunka NREM miego fazė ir 6 valandas REM miego fazė. Tai yra sapnų fazė, dar pasikartosiu, tai abi yra gilio miego fazės, o likusias 9 valandas, 12 valandų kūdikis yra tarpinio miego stadijoje, nes tai negalima nei budravimu, nei miegojimu laikyti. Tikras budravimas jūsų būsimam kūčiui prasideda iš tikrųjų tik paskutiniam trimestre, tai maždaug po pusę metų, bet jis trunka ne tiek ilgai. Kasdien kūdikis budrauja maždaug po 2-3 valandas, tad tie smūgiai pilvą dažniausiai yra neatsikėlus vaiko, būtent sapnuojančio vaikučio. Pats esu 2 vaikų tėtis, tad tą žinot man yra smalsu ir įdomu iš tikrųjų. Kas įdomiausia, kad paskutinė nėštumo savaitė REM miegas, tai gilusis miegas, kuriame sapnuoja kūdikis, pasiekė 12 valandų laiko tarpą. Niekada daugiau gyvenime, nei gimstant, nei prieš mirtį žmogus taip ilgai nepraleidžia būtent REM stadijoje. Jeigu gerai prisimenat, kaip sakiau, REM stadija yra neuroninių jungčių stiprinimas. Tai prieš gimstant smegenys labai stipriai dirba, dėl to vaikutis labai daug laiko sapnuoja. Pavyzdžiui, 6 mėnesių kūdikis miega apie 14 valandų per parą ir NREM ir REM fazė maždaug pasidalina po lygiai. 5 metų vaikas, kaip pavyzdys, miega apie 11 valandų per parą, tačiau NREM miegas jau apie 70% užima, o REM miegas apie 30%. Ir po to ta tendencija keičiasi maždaug paauglystėje, NREM miego užtrunkame apie 80% ir 20% su REM miegas ir taip nusistovi iki pat mirties. Tai žodžiu, kuo mažesnis vaikas, tuo jis ilgiau sapnuoja ir pasiekus jau paauglystę, tas laikas įsilygina. Taigi, eikime prie ankstyvos ir vyresnės paauglystės. Pavyzdžiui, 9-metis vaikas, mano berniukai tik 10 dabar, miego valandos prasideda maždaug apie 21-22 valandą. Ir išmiegojus savo įprastą laikais, be abejo, kelias kartais savaitgalį anksčiau už tėvelius, tai apie 8 valandą. Bet šiko ką labiau norėčiau akcentuoti dabar, kad būtent apie vyresnius paauglius. Nes būtent nuo maždaug 14-16 metų paaugliams vidinis laikrodis labai stipriai pasisuka į priekį. Gal motina gamta taip sugalvojo tyčia. Visgi viena pagrindinių funkcijų paauglystės yra sugebėjimas atsiskirti nuo savo tėvelių, visgi jau prasideda praktiškai savarankiško gyvenimo pradžia. Dėl to cirkadinis ritmas pas juos pasislenka per maždaug 2-3 valandas. Jeigu suaugusiam žmogui įprasta miegoti eiti maždaug apie 22-23 valandą, maždaug tokiu metu melatonino koncentracija pradeda įsiskirinėti, ir mes jau pradedame sumanyti miegoti. Apie papildus truputį vėliau, tik žinokit, kad iki 30 melatoninas kaip papildas yra žmogui tikrai nereikalingas, jis tik siunčia signalą, kad jau laikas pradėti miegoti, tačiau pats užmiegimo fazėje nedalyvauja. Ta galima būtų daryti 4-5 kadangi melatonino koncentracija organizme stipriai mažėja. Tačiau iki 30 metų pažįstų žmonių, kurie geria melatoniną, tai žinokit, veikia labiau placebo efektas. Buvo tyrimas su melatoninu atliktas, kadangi vaistų ir agentūra Amerikoje nereglamentuoja melatonino kiekio, netikrina, tai pakuotėse buvo randama nuo 80 mažiau iki 400% daugiau melatonino negu parašyta ant pakuotės. Tai reiškia, kad jūs gerdami užmiegat geriau, greičiausiai dėl to, kad tai yra placebo efektas. Sakau, tik nuo 4-5 mes galime galvoti apie naudojimą, nes tai iš tikrųjų gali padėti. Tai gerai, grįžkime prie paauglių, truputį
nusimušim į šoną. Taigi, tas vyresnio paauglio amžiaus, apie 14-16 metų, dėl ko tai yra svarbu. Kaip sakiau, cirkadinis ritmas pasislenka labai stipriai į vakarą. Atsiprašau. Dėl to 21-22 valandą 16-metis paauglys tikrai apie miegą dar negalvoja. Maždaug tik apie 22-23 valandą prasideda melatonino išsiskyrimas. Tad kol užmiega praeina dar panašiai porą valandų. Tai įsivaizduokim, paaugliui yra normalu užmigti 12-1 valandą. Ir pargrįšiu truputį atgal į šitą grafiką. Na, kadangi jų normalus laikas miegoti yra apie 1 valandą, tas yra labai svarbu. Mano paaugliui tai irgi laukia, tai mes vis tiek tėveliai, mes ruošiam vaikus savo gyvenimui, norim, kad jie elgtųsi kaip suaugę žmonės. Dėl to mes jūs verčiame miegoti anksčiau, iš tikrųjų darom didžiulę klaidą. Ir čia dar didžiulę klaidą taip padaro valstybė su savo labai ankstyvom valandom keltis į mokyklą. Na, žiūrėkite, jeigu mūsų paauglys nueina miegoti apie 1 valandą, tai šitą grafiką reiktų pastumti maždaug per 2 valandas į šoną. Tai 1 valanda būtų kaip 11. Tai įsivaizduokite, jeigu mes nueitume 1 miegoti ir mums reiktų keltis po 5 valandų, tai 3-4 mes keltumės maždaug 4 cikle ir prastume didžiausią miego, sapnų miegų fazę. Tai ir nieko keista, kad mūsų paaugliai ir tie atsikėlė atrodo kaip iškritę, su jais sunku susišnekėti, jie labai nori miego. Na, taip evoliucija sukūrė. Šitas tyrimas yra padarytas pasauliniu mastu. Nesvarbu, kokios spalvos oda, nesvarbu, kokioj ilgumoj, platumoj gyvena vaikai, pas visus paauglius yra visiškai lygiai tas pats. Kaip sakau, na, lyg ir norėtųsi tai suprasti ir duoti, kuo leisti miegoti natūraliai vaikui, paaugliui šiek tiek vėliau. Tačiau problema yra ta, kad, mokyklos dėja veikia kitų grafikų. Amerikoje yra atliktas tyrimas, neprisimenu dabar vienam miestelėje. Privačios mokyklos susitarusios pradėjo pamokas nuo 9 valandos, tad vaikai galėjo išsimiegoti iki 8 valandos, vietoj standartiškų 7:30 ir 8 pradžios, tai vadinasi, galėjo pamiegoti ilgiau valandą, 1,5. Ir avarijos skaičius būtent tam studentų miestelė sumažėjo 60%, net 60%. Be abejo, turėjo įtakos toks dalykas kaip vėlesnis laikas, nes būtent studentų kiekis yra mažesnis. Tačiau kaip palyginimui, kaip buvo atrasta ABS mašinos stabdymo sistema, plačiai prasme ją paleidus, labas vakaras, Vilma, plačiai prasme ją paleidus į gatves, į mašinas, kiekvieną mašiną įdėjus, avarijų sumažėjo tik 25%. O paaugliam leidus įsimiegoti ir pradėjus vėliau važinėti į mokyklą, tas procentas 60% sumažėjo. Na, tai aišku yra sudėtinga ir tą informaciją žinant, mes nieko nelabai ką galime padaryti. Lietuvoje beje privačios mokyklos šiek tiek domėjaus irgi kai kurios pradeda pamoką šiek tiek vėliau. Neringa, labas vakaras tau. Taigi, apie paauglystę pašnekėjom, tai dabar jau, sakykime, mano karta žmonės, tai yra suaugusių karta, kurią aš pavadinau. Na, kaip ir minėjau, mūsų normalus užmigimo laikas yra panašiai 10-11 valandą, nes ir augimo hormonas iš tikrųjų pradeda skleistis panašiai apie 12 valandą 1 nakties, beje melatonino apie 4 valandą ir nuo 4 valandos melatoninas po truputį pradeda mažėti. Taigi, kai sulauksite 50 arba daugiau metų, kaip ir šiek tiek minėjau prieš tai, mūsų NREM miego fazė vis trumpės ir trumpės, REM miego fazė liks praktiškai ta pati ir po truputį pradės tik patrumpėti. Na, 50 NREM liks tik 60%, 70 tik 80%, nuo kiek miega vaikai. Na, ir REM fazė liks maždaug panašiai. Tai apie tai daugiau šiek tiek su senoliais. Beje, jeigu tokia statistika yra miegant mažiau negu 6 valandas per parą, vyrų testosterono lygis maždaug yra tokio lygmens kaip 10 metų vyresnių,
Na, tai įsivaizduokim, kad, man dabar beveik 40, tai jeigu aš miegočiau vidutiniškai 6 valandas, mano testosterono lygis būtų kaip 50 metų, o testosteronas, tai ne vien raumenys, kaulai, taip pat kaulų čiulpų formavimasis, taip pat spermos kiekis 29% sumažėtų. Jeigu kas nors iš vyrų žiūri, labas Ramūnai, kažkas žiūri, tai miegok eik anksčiau. Moteriam problemas būna su menstruaciniu ciklu, taip pat jeigu miegančios pastoja mažiau negu 6 valandas, apie 30% problemų būna būtent susiję su per trumpų miegų. O tai aišku gali sukelti ir tolimesnės problemas dėl vaisingumo, bet webinaras skirtas visgi ne tam, ne? Tai, žodžiu, miego žala yra, miego trūkumo žala yra didžiulė, tad pasitenkime išmiegoti tas 8 valandas žūtbūt. Tas, kas negirdėjo nuo pradžių, pažiūrėsit įrašą, pradžioje aš pasakoju daugiau, iš ko susidaro miegas, iš kokių fazių ir kodėl tai yra svarbu, kodėl mes negalime trumpiau miegoti, nes prarasime arba vieną, arba kitą. Tiesiog miego fazę, tai sugadins mūsų visą dieną, visą naktį ir visą dieną po to. Gerai, eikime dabar prie senolių. Nes kas dar turi tėvelius, pažįstamus vyresnio amžiaus, atsiprašau. Tas turbūt žino, kad, retas vyresnio amžiaus senjoras, kuris gerai miega. Štai yra to problemos ir keli sprendimo būdai, to pasakysiu. Pirmiausia, aišku, cirkadinis ritmas jų yra stipriai pakitęs, kaip ir apie paauglius šnekėjau, cirkadinis ritmas jų labai stipriai pasistumėjęs priekį, tai senolių jisai šiek tiek yra sutrumpėjęs. Labai didelį įtaką be abejo turi ir bendra fizinė būklė, psichologinė būklė, kraujagyslių ligos, nutukimas, dėl to turbūt 50% problemų yra šalutinių, kurios sukelia su miegu problemas. Tačiau, pavyzdžiui, keletą patarimų, ką aš pats matau ir ką rašo knyga, kurią reklamavau būtent seminaro pradžioje. Fizinė veikla be abejo yra labai naudinga, dėl to ją reiktų užsiimėti, bet ne vakare. Rekomenduojama bent jau 4 valandas prieš miegą fiziškai stipriai nejudėti. Bet ką aš matau, senoliai daro, jie vaikščiodami tinkamą oro rytais, jie dėvi akinius nuo saulės, nes akys jau vyresniam amžiui yra jautros. Ta patį jie daro deja ir vaikščiodami vakare. Tai pirmas patarimas būtų mankštintis be abejo ryte, o ne vakare ir užsidėti akinius nuo saulės. Tai jie dažniausiai daro. Tai yra būtent dėl, kaip jau minėjau, saulė labiausiai atsakingų cirkadinius ritmus, tai tos per užtamsintus akinius saulės spindulių gaus mažiau, dėl to nebus taip stipriai suaktyvuotas smegenis pas senolius. Tai būtų pirmas patarimas viena. O išėjus būtent vakare pasivaikščioti, sveiktų saulės akinių jau nebesidėti, nes tada būtent gavę saulės spindulių aktyvuotų savo smegenų tam tikras dalis ir tikėtina, kad ilgesnį laiką nenorės miegoti. Nes pasikartosiu tai kad būtent saulė labiausiai cirkadinį ritmą mūsų ir įtakoja. Taip, jeigu trumpai, turbūt apie senolius tiek. Ir ką, važiuojam prie kitos skaidrės. Taip, tai yra prasto miego priežastis. Čia turbūt pati svarbiausia ir įdomiausia turėtų būti. Tai iš tikro, kodėlgi mes prastai miegame. Taigi pradėkime gal nes nuo kofeino. Tai visgi yra antras pasaulyje verslas. Ten iš kofeino yra uždirbama pinigai pirma iš naftos, o po to iš kofeino. Dėl to mažai yra žmonių, kurie tiesiog kofeino nevartoja. Kaip visą tai veikia? Taip. Yra tokia medicinai naudojama fazė pusėjimo trukmė. Tai išgėrus kofeino, tikrinama kofeino kiekis, kol pasiekia pusę koncentracijos. Tai
kofeino vidutiniškai koncentracija pusinė trukmė yra kraujyje būtent po 5-7 valandų. Tai minimali rekomendacija 7 valandas prieš miegą kofeino nevartoti. Daug kur informaciją rasit, kad tai priklauso be abejo nuo žmogaus, nuo įskiriamų fermentų kepenyse, kad negerk kavos būtų gerai 10 valandų prieš miegą. Tai pirmas patarimas. Dėl ko dabar tas kofeinas mums trukdo? Mes kai atsikeliame ryte, smegenys pradeda gaminti tokį cheminį junginį adenoziną. Jisai dienos metu kaupiasi iki pat vakaro ir jau kai mes susimanom miegoti, duoda signalą, pradeda tada gaminti melatoninas, mes užmiegame ir ta adenozino dozė palaiko mūsų gerą miegą. Kofeinas su ta adenozino cheminė medžiaga labai tarpusavy konkuruoja ir deja kofeinas jam nugali. Dėl to prasideda vėlesnė melatonino gamyba, nes tada užsitęsia mūsų miegojimo laikas ir be abejo mes nueiname vėliau miegoti. Po to aš gale apibendrinsiu, kaip šitie visi miego priežastys kartu veikia vieną kitą, tai kol kas apie kiekvieną papasakosiu po truputį. Taigi, dar apie kofeiną, jeigu pratęsiant, parodysiu vieną skaidrę, kuri gana jau įdomi. Tai būtent NASA mokslininkai nusprendė padaryti eksperimentą su vorais. Kairėje pusėje matome, kad čia yra vorų numegztas normalus voratinklis, simetriškas, toks, koks ir turėtų būti. Taip, aš matau per telefoną, kad jūs matot vorus jau, buvo transliacija. Taip, arba mano telefone vaizdas filmuoja, nežinau, tiek plauks, dabar jau tikrai, aš matau telefone, tai jūs tikrai matot. Tai yra normalus, simetriškas voratinklis, čia vorai buvo apnuodyti LSD, čia marihuana, tačiau, kai matot, branduolys yra, kažkokios nutrūkusios gijas pas marihuaną, 3/4 puikiausiai nupinti. Čia yra miego tabletės, miego vaistai. Jau mes matome, centras dar kažkoks yra, bet jau kažkokia nesąmonė. Kofeinas jau net nėra ir centro, nuo kurio vorai vis dar pradeda pinti savo voratinkį. Absoliuti nesąmonė. Dar viena čia narkotinė medžiaga, kuri praktiškai, sugadino, bet ne taip stipriai. Tai kofeinas iš tikrųjų padarė, jūs sakysite voram, tačiau taip veikia smegenys dėja ir mums, kofeinas padarė praktiškai didžiausią žalą, nes, kaip matot, voratinklis, jisai, tiesiog dabar net nėra panašus į voratinklį. Tai grįžtam tada prie tos skaidrės. Kofeinas mūsų smegenys dėja veikia labai prastai ir tai beje yra vienintelis legalus narkotikas, kuris pardavinėjamas plačiu mastu ir leidimas duotas ir kitaip nebus. Atsimenu, buvo su rūkalais kažkada teisminis procesas, kuris truko berods beveik 40 metų, kai pagaliau rodė, kad cigaretės kenkia, tai cigarečių nieks neišėmė iš rinkos. Tiesiog sumažino darbų kiekį ir paleido rinką vėl, kaip mažiau kenkiantį dalyką. Taip turbūt kažkas panašaus vyksta ir su kofeinu. Ką mes galim padaryti? Tiesiog kofeino vartotum mažiau, oficialiai leistina iki 400 mg per dieną, tai neturi jokio poveikio. Bet kai matėme švarų voratinklių, dėja poveikį turi ir nemažą. Taip. Gerai, važiuojam toliau alkoholis. Turbūt čia gal labiau tiktų vyram ir įprasta galvoti, kad alkoholis yra miegui padedantis dalykas. Iš tikrųjų, čia gal labiau vyrų tarpe, kaip sakiau, ta viena čierka ar stikliukas prieš miegą yra, gal labai dažnas, bet iš tikrųjų, pakankamai dažnas reiškinys pas vyrus. Iš pats tikrai tokį ne vieną, kuris sako, tai geriau užmiegu. Tai plačiaja prasme, iš tikrųjų, alkoholis yra
priskiriamas raminamųjų vaistų grupiai, taip pat kaip ir miego tabletės. Nes jo poveikis yra tiesiog vieną smegenų dalį, jisai blokuoja tų smegenų dalies neuronų įsiskyrimui ir mes tiesiog užmiegame, bet negalime miegoti giliai. Negalime patirti NREM ir REM fazių tokių ilgų, kokias norėtume patirti, kokias mums derėtų patirti. Tas miegas tampa fragmentiškas, mes dažnai naktį atsikeliam, ir tie prabudėjimai, aišku, suvaidina visą nakties ritmą. Dėl to alkoholis viena labiausiai turbūt slopinanti REM miego fazę. Dėl to alkoholis tikrai be abejo nėra išimtis. Kofeinas be abejo vartoja visi be išimties turbūt. Alkoholį nebūtinai. Taip, LED šviesa. Čia dar keletas įdomių dalykų. Kol nebuvo dirbtinės šviesos, žmonės gyvendavo su saulės laida. Kai saulė leisdavo anksti, be abejo kūrendavo laužus, tačiau laužo šviesa neveikdavo taip kaip LED lemputė šiuo metu. Prieš laužo šviesos vykdavo kažkokie šokiai, pasakojimai, kažkokia fizinė, nestipri veikla, kol užsimanydavo genties žmonės miegoti ir tai nesugadintų jų dienos ritmą. Nes vis tiek su saulė ir tas miego noras ateidavo ir jo nesumažindavo degantis laužas, ko negalėtume pasakyti apie LED šviesą būtent. Taigi, maždaug 19 amžiaus 80-metį prasidėjo masinė lempučių gamyba, ją pradėjo Edison įmonė Electric Light Company. Taigi, kadangi elektros lemputės sutrikdė natūralų mūsų smegenų darbą, saulės nebeliko, mes lyg ir norėtume eiti miegoti, tačiau namie užsidegus lemputę, ypač kur yra virš mūsų galvos, mūsų smegenų duodamas ženklas, kad saulė dar nenusileido. Netgi kelių liumenų lemputė iš tikrųjų jau, LED lemputė jau daro žalą mūsų organizmui, mes gauname ženklą, kad mes dar neturime miegoti. Dėl to melatonino išsiskyrimas atidamas 2, 3, 4 valandom, tu papasakos daugiau apie tai. Taigi, dirbtinai lemputę žmonės privertė eiti miegoti vis vėliau ir vėliau. Lemputė buvo sukurta 1997 metais ir 2014 metais Shui Nakamura ir jo kolegom buvo skirta Nobelio premija. Tai be abejo labai geras atradimas. Pakeitė visą apšvietimo sistemą, bet žmogui dėjo ir vėl neįnaudą. Kad lemputės mes naudojame apšvietimui faktas, bet ir visos lemputės naudojamos ir mūsų išmaniuose įrenginiuose. Štai kompiuteriuose, kamerose, telefonuose, televizoriuose, žodžiu visur, kur pažvelgsi, kur yra šviesos šaltinis, jis yra LED. Yra padarytas tyrimas, prieš miegą viena grupė žmonių skaitė popierinę knygą, ką darau ir aš vakarais, o kita žmonių grupė skaitė knygą planšetėje, telefone ar kokiam tam įrenginyje, bet su LED apšvietimu. Taigi, melatonino išsiskyrimas sumažėjo 50% būtent pas tuos asmenys, kurie skaitė iš savo planšečių. Taigi, pirmą asmenys įrenginėje, nes kai skaitydami knygą įrenginėje, nuėjo keliom valandom miegoti vėliau. Tai be abejo prarado dalį NREM ir REM miego. Kitą dieną jautėsi be abejo neįsimiegojo ar nepailsėjo. Ir trečia, kas įdomiausiai, jie buvo sekami 3 naktis po skaitimo, 3 vakarus ir lyg būtų patyrę skaitmeninės pagirias, dar 3 dienas jautėsi melatonino koncentracijos išsiskyrimas vėlyvesnis, kas aišku vėl trukdė užmigti anksčiau. Taigi LED lemputės nors ir dominuotas. Nobelio premija mums tikrai pridaro daug blogybių. Gerai, eikime tada prie miego higienos. Pirmiausiai,
Dar apie lemputę gal paminėsiu įdomų faktą, kad NASA astronautais skrisdami aplink Žemę ir darydami tyrimus, jie skrenda maždaug NASA stotyje apie 28 000 km/h greitis, tai jie Žemę apskrenda maždaug 16 kartų per parą. Tai gali pasigrožėti daug saulėlydžių ir daug saulėtekių, tačiau tai be abejo mūsų cirkadinį ritmą išbalansuoja visiškai, o kadangi tiek NASA atlieka svarbų darbą ir klaidos yra tam darbe mažai atleistinos, tai vienos stambios įmonės jie paprašė sukurti dirbtinį apšvietimą iš LED lempučių, kad nebūtų to diskontrasto, nes kas valandą praktiškai truputį daugiau patiri dieną, patiri naktį, vėl dieną, vėl naktį ir tas be abejo labai įtakoja jų darbo kokybę. Tai ta įmonė, čia beje 10 metų senumo informacija, sukūrė LED lemputę atitinkančią dienos šviesą ir vakarą, tai jinai kainavo 300 000 eurų. Tai be abejo buvo prieš 10 metų, dėl to tikėtina, kad artimiausia ateityje tokios lemputės gal pradės po truputį atsirasti ir prekyba, be abejo ne už tokią kainą. Ir grįžkim prie miego higienos. Taigi, pirmiausia, norint užmigti, reikia, kad kūno temperatūra maždaug nukristų 1 laipsniu pagal Celsių žemiau. Kūnas turi save atšaldyti. Tam reguliuoti naudojamas visas kūnas, oda, delnai, pėdos, galva, nes būtent šitose galūnėse yra daug poodžio kraujo indų. Šilti delnai, pėdos, mūsų galva padeda mum atvėsti. Pavyzdžiui, jeigu jaučiatės, kad jums per karšta, aišku, pirmiausia reikia įsivaizduoti kambarį, bet padeda tokia gudrybė pasišlapinti su rankom su šaltu vandeniu veidą ir tiek vanduo garuodamas jūs vėsins. Nustatyta temperatūra iš tikrųjų pati tinkamiausia miego yra apie 18,7 laipsnius pagal Celsių. Netgi pagal STR, pagal statybos reglamentą, jinai yra 18-20 laipsnių. Jeigu jūs miegate aukštesniai temperatūrai ir miegate nelabai gerai, tai pirmas dalykas, ką turėtumėte pamėginti, tai įsividinti kambarį be abejo ir temperatūrą sumažinti iki 18,5 laipsnių. Nerekomenduojama miegoti mažiau 12,5, bet turbūt labai mažai žmonių, kurie miega tokiame šaltame kambaryje. Taigi, 18-19 laipsnių yra tobula temperatūra, tai pirmas dalykas, ką turėtumėte padaryti, kas yra labai paprasta, tai atsivėsinti savo miegamąjį. Ir būtent buvo atliktas eksperimentas, būtent su grupė jaunų žmonių ir grupė vyresnių žmonių. Jie buvo aprengti kostiumais, kuriuose visada cirkuliavo vanduo. Tai jų pagalba išėjo palaikyti pastovią temperatūrą būtent to žmogaus organizme. Tai jaunam žmogui, tai jaunimas buvo iki 30 metų ir vyresni buvo nuo 50 iki 70 metų, tai būtent jaunam žmogui užmigimas pagrindė 20%, o vyresniam amžiui net 25%. Jie greičiau užmigo. Kaip mes dar, tai čia eksperimentas, kad temperatūra labai svarbu. Kaip mes dar galime atsivėsinti? Be abejo, mums padėtų karštas dušas. Karštas dušas, karšta vonia, nes mūsų visas kūnas bus stipriai kaitęs, dėl to mes atėję miegami, be abejo, mūsų kūnas norės greičiau pasiekti temperatūrą esančią kambariuose. Dėl to jį vėsins savaime, kūnas pats savaime save vėsins. Tai irgi yra labai svarbu. Taip pat miegamajame turėtume miegoti absoliučioj tamsoje ir absoliučioj tyloje. Vakare miegamo apšvietimas turėtų būti žemiau akių lygio. Labai tiktų raudona spalva. Ir būtent šie dalykai, vieni pagrindiniai iš miego higienos, kurie padėtų jums užmigti lengviau. Kalbant apie patį rytą, tai apie žadintuvą. Žadintuvas iš tikrųjų yra blogas. Ar bijo įmanoma atsikelti, einant laiku miegoti? Bet kaip ir šnekėjom apie visas miego priežastis,
Apie cirkadinius ritmus lemputės, sudėtinga iš tikrųjų nueiti miegoti apie 10 valandą ir savo natūraliai kelti 7-8, nes, tiesiog mūsų pasaulis dabar labai skuba, labai reikia visko daug nuveikti, tų valandų yra per mažai, dažniausiai vis tiek miegas kenčia. Dėl ko žadintuvas tai blogai? Mes miegam, dažniausiai keliamės, vėl statistiškai apie 6-7 maždaug, kur yra miego pagrindinė fazė, būtent, tai žodžiu, žadintuvas mus pažadina iš sapno. Tada be abejo pasijungia mūsų streso hormonai, kovok arba bėk režimas, mūsų kraujospūdis pakyla, padidėja pulsas. Ir vietoj to, kad mes atsikeltume iš lovos iš karto, mes dažnai, tame tarpe ir aš deja, paspaudžiam snaustą mygtuką ir po 5 minučių tai kartuosi dar ir dar ir dar. Ir jeigu mes per tą laiką tas kelias minutės užmiegame, tai mes vėl patirime gilaus arba jau įeinam po truputį link gilaus miego stadiją ir mūsų žadintuvas kelia dar kartą. Mums vėl stresas. Dėl to simpatinė nervų sistema labai išvargsta. Parasimpatinė ir simpatinės nervų sistemos organizme dirba kartu. Bet būtent simpatinė nervų sistema yra atsakinga už stresą. O streso mes patirim gyvenime ir taip labai daug. Stresas darbe, kava sukelia vėl stresą, nepatenkinta žmona sukelia stresą, netinkamos darbo sąlygos sukelia stresą. Žodžiu, iš principo, stresas yra vienas pagrindinių iš viso žmogaus šiuo metu problemų sveikatingumo. Tai jis taip pat prisideda prie miego. Tai žadintuvą idealu būtų, jeigu jau naudojate, palikti kitam kambario gale, arba dar geriau kitam kambarį, kad turėtume šokti ir bėgti. Ta sakau ir aš pats savo, dar man taip neišeina, jis tiek aš kelis kartus pasinaudoju, bet šiaip yra labai žaidinga. Ir reikime jau vaistų tuomet. Taip, pajungsiu dar vieną grafą, aš ją ištraukiau iš savo knygos, kurią reklamuoju, tai yra Matthew Walkeris, kodėl mes miegame. Nėra maža knyga, 460 puslapių. Taip, ar jūs tikrai matot, nes mano telefone dar šita skaidrė netėjo. Tai pašnekėsiu vis tiek per 15 sekundžių. Gal vėluoja mano telefonas, o gal pas jūs ateis tą skaidrę, jūs pamatysite. Varoje ekrane, to pamatysite mirties riziką vartojant migdomuosius. Taigi, jeigu jūs jaučiate nemigą, pirmas dalykas, ko turėtume nedaryti, tai neiti pas šeimos daktarą, prašyti vaistų. Jūs galite be abejo pas jį nueiti, pasiprašyti, kad jūs nusiųstų į kažkokią miego kliniką. Viena čia Lietuvoje yra, jų ne tik daug, bet jos yra. Kai kurios klinikos, bendro gydymo turi savo, kaip supratau, kabinetų specialistus, mačiau yra specialistų atskirai, nes šitą išklaus, patikėkit, jūs jau daugiau žinos, negu jūs šeimos daktaras apie miegą, apie vykstančius procesus, nes, iš kur jiems žinot. Jeigu atskirai tuo nesidomi, tai nemiga, psichozė, tie turi labai daug panašių problemų, panašių simptomų, dėl to jūs greičiausiai bus išrašyti migdomieji. Migdomieji, kaip matote čia yra tabletės. Jeigu jūs nevartojate, tai mirti tikimybė yra tokia kokia. Jeigu miega 6,75 valandos, tai yra 6 valandas ir 5 minutės, bet nedaugiau, jūsų vidutinis gyvenimo amžius greičiausiai bus apie 61-62 metus. Lietuvoje moterų yra 67, vyrų berods 65. 68 ir 66 metai. Tai bet jeigu jūs dar vartosite migdomuosius, tai yra tablečių kiekis, jeigu vartosite iki 18 tablečių per metus, tai yra nėra daug, tai yra 18 naktų, tai jūs padidės apie 3,5 karto, jeigu nuo 8 iki 134 su trupučiu, ir jeigu virš 130 tablečių, tai yra kas 3 dieną bent per metus, jūsų rizika padidėja drastiškai, 5,3. Žodžiu, ir iš tą savo kilpą ant kaklo. Ir tiek seni, tiek nauji migdomieji veikia tą pačią smegenų sistemą kaip ir alkoholis. Yra tam tikrus receptorius. Migdomų šalutiniai poveikiai yra pasireiškiantis mieguistumas. Taip, kažkas rašo, nežiūri lapas.
Taip, pašintu atsikelti man neįmanoma misija. Labai retas atvejis, rašo Judita. Na, aš irgi beščiu dėl to, kad aš einu miegoti per vėlai. Turbūt čia visų. Vieną žmogų iš tikrųjų pažįstu, kažkada kirpėjas jau seną, ir labai sukūdami tuo metu, tai, nes tikrai pilvo turėjo didžiulį, tai jisai sako, aš einu miegoti kada nori, keliuosi kada nori. Skop, pusę metų jis kokių 30 kg palengvėjo. Ir kas svarbiausia, na, taip mitybą šiek tiek prižiūrėjo, bet prižiūrėjo labiausiai būtent savo miegą. Sako, aš laimingas, nes aš keliuosi be žadintų. Bet sakau, tai yra tik vienas žmogus, kurį aš pažįstu, kuris kelias be žadintų. Jeigu tai įmanoma, taip ir padarykit. Taip, šalutiniai poveikiai, ne? Mieguistumas, užmaršumas, dieną galimai sulėtėjusi reakcija, gali sutrikti koordinaciją. Nu, dažnai bus ant migdomų vaistų kitoj pusėje parašyta, kad nerekomenduojama vairuoti. Na, visgi, jeigu jūs taip trikdo, ar tikrai tas dalykas jums yra naudingas. Pirmiausia, mes turėtume išbandyti visus kitus dalykus, apie kur. Tai yra prasto miego priežasčių pašalinimą. Kofeiną, alkoholį, lėtšviesas, miego higieną, žadintuvai ir dabar apie ko šneku vaistai. Benaudojant, jeigu jau taip nutiko, kad jūs aklai tikite mediciną ir naudojate migdomosius vaistus, kurių nėra be šalutinio poveikio, dėja, vis dar nėra. Ir galimai po ilgesnio laiko jūs tiesiog pradėsite netoleruoti migdomųjų ir jums reikės dar didesnės dozės. Tai dozę, aišku, daktaras jums dar padidins. Tai yra vadinama farmakologinė tolerancija. Taigi, šities kaip ir nėra, jūs arba galite tiesiog bandyti visais šalutiniais, visas trukdis pašalinti tiesiog, kas galėtų nutrukdyti miegoti, arba nuolatos didinti savo vaistų dozę. Bet apie prie ko tai prives, aš jau ką tik pasakau. Bet tame tyrime su tabletėmis dalyvavo 30 000 asmenų. Tai netoks mažas tyrimas. Buvo 10 000 vartojus ir 30 000 nevartojus. Visi tie asmenys buvo patikrinti nuodugniai, jie neturėjo kitų fizinių sutrikimų. Gerai, važiuojam toliau, laikas iš tikrųjų. Bėgte bėga. Esu beveik valandą dar turiu šitą papasakoti. Gerai, dabar už tikrųjų reiktų pašnekėti apie ligas. Aš tada, laikas bėga, trumpai aptarsiu apie jas. Dar neturiu jokių, nematau klausimų. Prašau, rašykite, jeigu tik norite, bandysiu atsakyti. Kaip sakiau, jeigu nepavyks dėl laiko stokos, žinių stokos ar dar kažko atsakyti jums čia iš karto tiesiogiai, tai aš jums tada atskirai parašysiu atsakymą video formatu arba tiesiog žinutę. Ir atsiprašau, kad nematot manęs, beje, taip sudėliau šį kartą skaidrės, kad kampe esantis sustoju šiek tiek. Kitą kartą bus protingesnis, galėsim ir pasimatyti. Taigi, 4 ligas, kurios noriu aptarti. Somnambulizmas. Labai trumpai apie visas. Tai be abejo yra sutrikimas. Kas keista, juo dažniausiai serga jaunesnio amžiaus žmonės, vaikai, tarp 10-20 metų, būtent tam tarpe yra dažniausiai sutrikimai. Tas sutrikimas vyksta NREM miego stadijoje, kaip sąmonė įstrigus tarp giliojo miego ir budravimo. Vadinasi, žmogus nei giliai miega, nei budrauja tuo metu. Mišri sąmonės būklė. Jie apibrėžia vaikščiojimas miego metu, kalbėjimas, valgymas, SMS rašymas, net užsiėmimas seksu ir labai retai žudymasis, esant miego būsenos. Vienas atvejis yra aprašytas, labai trumpai apie tai, nes tai mano vis tiek turiu pasakyti. Vyrukas sugebėjo nuvažiuoti apie 12 km, ačiū labai daug, ačiū Ratė, kad aukojot savo sekmanę. Taip, apie tą. Taip, tai vyrukas pasiruošė 15 km nuvažiavęs, sugebėjo padurti peiliu, grįžti namo ir tik tada
prabūsti iš miego, supratęs, kad kažkas negerai, paskambino, po to atgamino. Tai va, tas žmogus buvo oficialiai išteisintas ir jam buvo pripažintas somnambulizmas. Po to buvo milijonas atvejų, kurie bandė pripažinti, aišku, kad tai yra somnambulizmas. To neišėjo, nes žmonės nenori sėsti kalėjime. Bet tiesiog net ir tokia būsena įmanoma. Beje, kalbėti, vaikščioti per miegus, nėra nieko naujo. Esu kažkada sūnų sutikęs prieš porą metų. Knygą skaičiau berods vakariais atėjo, persimetėm porą žodžių, pakėlė mokyklą, sako, atsimenu vakar šnekė. Sako, nebuvo atsikėlęs, nejuokai. Ir dabar, kaip žiūriu, gal tai yra visgi miego sutrikimas. O gal ir ne. Gerai, važiuokim tada toliau, tai yra nemiga, po to lėtinė nemiga. Pirmiausiai, iškart susitarkim, kad nemiga reiktų pripažinti nemigą, nes jeigu jūs nesutikėt savo galimybės gerai išsimiegoti, jums niekada nemiga nebus pripažinta. Kad jūs turite atitikti tam tikrus kriterijus, kad jūs daktaras galėtų pripažinti, kad jūs sergate nemigą ir tada gautumėte kažkokį gydymą. Štai tos sąlygos. Nepasitenkinimas miego kokybė arba kiekybė, tai, čia aišku sąlyga tinkanti bet kokiam miego sutrikimui, tada stiprus nerimas arba dieną pasireiškiantys funkciniai sutrikimai. Tada nemiga pasireiškia bent 3 naktis per savaitę ir ilgiau nei 3 mėnesius. Čia turbūt jau yra retesnis dalykas. Ir pacientas turi neturėti kitų nemigas galinčių sukelti problemų, psichikos ar kitų fizinių ligų. Taip, važiuojam toliau tada. Ir Amerikos statistika sako, kad nemiga maždaug serga 1 iš 9 žmonių. Kaip ir visur, statistika dažniausiai iš Amerikos, nes ten daroma daugiausiai tyrimų. Beje, ką reiktų žinoti, kad tai yra, kad aplamai nemiga, problemos su miegu yra didžiulio masto, labai didžiulio masto, nes per metus išleidžiama apie 30 milijardų JAV dolerių spręsti šitas problemas. Ir aišku, dažniausiai sprendžiasi vaistais. Dėl to nuėję pas šeimos daktarą, o ne pas kažkokį miego specialistus, be jokių abejonių gausite tabletę. Nes tai yra milžiniškas verslas. Tas sakau, paieškokite, tikrai yra ir Lietuvoje žmonių, kurie dirba, gali jums padėti profesionaliai atsikratyti nemigos, o ne tiesiog duoti tabletę, kad jūs geriau užmigtumėte ir nebūtinai geriau jaustumėtės. Taip. Ir vėl, pagrindinė nemigos kaltininkė yra, kaip jau kalbėjau prie kavos, tai yra simpatinė nervų sistema. Jinai per daug aktyvi, dėl to neleidžia jums nukrypsti į miegą. Įdomi tema, ačiū Aurelija, kad stebėjai, ar dar stebi. Kaip sakiau, užtruks valandą, užtruko ilgiau, tai jau kiek stebėjote, turėsite laiko, pažiūrėsite pabaigą gale. Taip, tada narkolepsija, jeigu trumpai, tai yra. Kaip čia dabar sutrumpinta? Nėra, čia dar nemažai turiu ką pasakyti, jau valandą šneku. Iš tikrųjų, gal apie ligas, nežinau. Turbūt, kad apie ligas praleidžiam, nes čia užtruksim dar gerą pusvalanduką, jau matau, žmonės kištosi, tai paklauskite, jeigu domina, aš jums tada atsiųsiu santrupą tam žmogui, kuriam iš tikrųjų įdomu. Turiu kompiuterį įsisaugojęs trumpinį šitų ligų, atsiųsiu ir tada galėsit atkreipti dėmesį tikrai jas. Laikas bėga. Miego gerinimo praktikos. Gal jas turiu susirašęs, aš jums tiesiog perskaitysiu. Jeigu, kaip autorius sako, jeigu nors vieną iš jų jūs panaudosite, tai gali suteikti jums naudos, bet jeigu panaudosite bent kelias iš jų, garantuotai pradėsite geriau miegoti. Taigi, pradėkime. Laikykitės miego režimo. Kasdieną gulkitės miegoti ir kelkitės tuo pačiu metu. Žmonės įpročio vergai. Jiems sunku prisitaikyti prie pasikeitusio miego ritmo. Jei savaitgalį ir tais miegate ilgiau, už darbo dienomis paprastas miego valandas neatsikvėpsite.
o keltis ankstų pirmadienio rytą bus sunkiau. Nusistatykite žadintuvą, kada eiti miegoti. Žmonės dažniausiai nustato žadintuvą tai valandai, kai reikės keltis, o ne tai, kai bus laikas eiti į lovą. Jei šių 12 patarimų įsidėmėsite ir praktiškai pritaiksite bent vieną, mano tikslas bus pasiektas. Autorių žodžiai tai yra Matthew Walker. Antra, žinoma, fizinis aktyvumas ar sveikina, tik ne vakare. Stenkitės kasdien bent pusvalandį sportuoti. Bet geriau darykite likus bent 2 ar 3 valandom iki ėjimo miegoti. Trečias, vengite kofeino ir nikotino. Kavoje, koloje, kai kurių rūšių arbatų ir šokolade yra stimuliuojančio kofeino, kurio poveikis trunka net iki 8 valandų. Taigi vėlyvą popietę išgėrus puodelį kavos vakarą gali būti sunku užmigti. Nikotinas taip pat yra stimuliantas, dėl kurio rūkalų miegas būna nekietas. Be to, rūkantis asmenys rytą dažnai nubunda per anksti dėl prasidėjusios nikotino abstinencijos. Prieš miegą nevartokite alkoholio. Taurelės svaigalų ar alkoholis kokteilis prieš miegą padės jums atsipalaiduoti, bet didesnis alkoholio kiekis sutrikdys ir miegą. Be to, miegosite ne taip kietai. Išgėrus daug alkoholio naktį gali sutrikti kvėpavimas. Labai tikėtina, kad alkoholio poveikis sustiprėjant pabūsite vidury nakties. Vakarinė nedarėtų gausiai valgyti ir gerti, lengvas užkandis nepakenks. Bet sunkus maistas gali stabdyti virškinimą, šis savo ruožtu apsunkins miegą. Jei vakare vartosite per daug skysčių, naktį veikiausiai teks nueiti į tualetą. Jei įmanoma, nevartokite vaistų, neleidžiančių užmigti arba trikdančių miegą. Miego režimą gali sujaukti ir kai kurie dažnai skiriami receptiniai vaistai nuo širdies negalavimų, kraujospūdžio arba astmos. Taip pat nelegaliai įvairios parduodamos piliulės, homeopatiniai vaistai, vaistiniai preparatai, kosuliui, peršalimo ir alergijoms gydyti. Jei turite su miegu susijusių problemų, pasitarkite su šeimos gydytoju ir raskite daktarus, kurie jums galėtų padėti. Po 15 valandų neikite pogulio, čia apie 2 fazę miegą. Tokios pertraukėlės gali padėti atsigriebti už anksčiau prastą miegą, bet jei numigsite vėlyvą popietę, gali būti, kad vakare bus sunku užmigti. Atsigulę į lovą atsipalaiduokite. Neperpildykite dienotvarkės, pasilikite laiko atsipūsti. Pailsėti leidžia veikla tokia kaip skaitimas arba muzikos klausimas. Tai turėtų tapti jūsų vakaro ritualų. Prieš eidami miegoti įsimaudykite šiltoje vonioje. Išlipus iš vonios jūsų kūno temperatūra greičiausiai nukris. Greičiau pasijusite apsnūdę. Be to, maudymas vonioje padės jums sustoti, atsipalaiduoti ir geriau pasiruošti miegui. Miegamasis turi būti tamsus, vėsus ir neprikrautas įvairių prietaisų. Pasirūpinkite, kad miegamam nebūtų nieko, kas trukdo miegui. Kambarėje niekas neturi skleisti garsų, negali šviesti ryški šviesa. Lova turi būti patogi, oro temperatūra ne per aukšta. Apie 19 laipsnių. Nepamirškite, kad visame kambarėje miegosite geriau. Miegamam esantis televizorius, mobilus telefonas ar kompiuteris gali blaškyti jūsų dėmesį ir neleisti užmigti. Taip pat labai svarbu patogus čiužinys ir pagalvė. Nemiga sergantis asmenys dažnai žvilgsniu laikote. Pasukite žadintuvą taip, kad nematytumėte jo ciferblato. Pasirūpinkite, kad saulėje būtumėte tinkamų dienos metu. Dienos šviesa yra lemiamas veiksnys reguliuojantis kasdienį miego ritmą. Kasdien stenkitės bent pusę valandos praleisti natūralioje dienos šviesoje. Yra galimybė, kelkitės saulei tekant arba ryte jukite labai ryškią šviesą. Miego žinovai pataria, kad jei jums sunku užmigti rytą valandą praleiskite saulėje, o vakare prieš eidami miegoti prislopinkite apšvietimą. Jei nesiseka užmigti, ilgai nesivartykite lovai. Jei atsigulę per 20 minučių neužmigote arba jei pradėjote nervintis ir nerimauti, kelkitės ir užsiimkite kokią nors raminančią veiklą, kol vėl pasijusite mieguisti. Nerimavimas, kad neužmiegate, jums tik dar pasunkins užmigimo stadiją. Čia yra trumpas sąrašas maisto papildų. Tas, jeigu yra čia iš tikrųjų nors vienas žmogus, kuris kankinasi nuo nemigos ir nors bet kažkokią miego kažką daro, kad geriau miegotų, laikosi miego higienos, tada aš jums galiu padėti. Iš tikrųjų yra nemažai išbandytų dalykų. Čia tiesiog yra sąrašas papildų. Jie tam tikrom dozėm yra tarpusavyje yra maišomi. Bet sakau, dabar tikrai nepasakos, nes tai užtruks dar bent 20 minučių. Bet jeigu čia yra nors vienas žmogus, kuriam yra problemų užmigti, jūs man parašykite atskirai žinutę.
Tad aš truputį jūs paklausinėsiu ir tada galėsiu pasakyti, kas jums galėtų padėti. Nes tai yra nuo pačių paprasčiausių papildų balzaman, nors tai yra ZMB6 cinko magnio, pavyzdžiui, vitamino B6 tam tikrą dozę, kuri palaiduos simpatinės nervų sistemą. Kadangi daugelio miego problemų yra būtent parasimpatinis ir simpatinės nervų sistemos blogas balansas, tai tada ashwagandha 5-HTPT mūsų organizmas įgamina, GABA vėl yra 2 aminorūgščių produktas su įdomiu pavadinimu melatoninas, jau kaip minėjau, jisai yra vyresniam amžiui labai naudingas, iki 30 metų tikrai jo nėra ko vartoti, agnes labai dažnai yra kombinuojamas tam tikrom dozėm su šitais, bet kaip sakau, jeigu tikrai turit problemų, aš jums galiu padėti šiuo klausimu. Klausimą atsakymai. Ko dar nepaminėjau apie mūsų išmanesias technologijas miego stebėjimą. Tai be abejo gali būti laikrodis, tačiau laikrodis jis nėra tikslus. O aš čia galiu baigusi skaidrės. Taip. Opa. Štai ir aš. Taip. Taigi, tai galėtų būti jūsų laikrodis, nes arba kokios įmonės laikrodžių nebus labai tikslus. Dar šiek tiek tikslesnis galėtų būti aura žiedas. Yra dar viena pavadinimo, šiek tiek tikslesnis, bet šiaip aura žiedas tikrai jisai patogus miegui. Gali būti apyrankės, mums dabar labai populiari yra apyrankė, kuri gana tiksli. Bet jeigu norite šiek tiek aukštesnio lygio ir tikslesnio, tai EEG tada būtų, gal užrašysiu jums, būtų EEG lankelis. EEG lankelis. Tai jisai labai tikslus. Būtent pirmoji mano skaidrė buvo kita, kas prašau, skaičiu, žinote, taip jums. EEG lankelis, jis pats iš tikrųjų tikslesnis už laikrodžius, už žiedus. Jis galėtų išpiešti jums REM ir NREM tas 4-5 per naktį vykstančias ciklus. Galėtume stebėti, kaip jūs miegate, tada surašytų patarimus dėl mitybos, dėl ėjimo, dėl temperatūros, jis ten seka daug dalykų, ten kokių 20 lapų informacijos, turbūt kiekvieno miego metu gali gauti. Visa problema, kad tai yra lankelis. Jis nėra ypatingai patogus, bet labai tikslus. Dream 2 turbūt pats populiariausias yra. Jis sunku gauti, bet šitų visų lankelių kainas jau nuo 500 eurų prasideda iš tikrųjų. Nuo 5 ir 1000 ir dar daugiau. Bet jis būtų tiksliausias. Aš turiu savo sportinį laikrodį, tai jisai, pavyzdžiui, pas mane rodo tik tai deep miegą ir tai būna ten apie 2 valandas. Bet kas yra deep miegas, ar jis rodo visą deepą, tada ryškiai per mažai, nes tikrai aš neblogai miegu, ar jis rodo tik tai REM fazę, tai va, kiekviena priemonė yra skirtinga ir sunku ką ir pasakyti. Taip, grįžtu, galiu paskaityti. Taip, pas mane atvirkščias, nes miegočiau, jei sau leičiau. Atsimink, Judita, daugiau negu 9 valandos miego, mirties kreivė kyla taip pat į viršų. Dėl to dėja, tai nėra geras sprendimas. Taip, nežinau, kiek jūsų žmonių buvo, pasižiūrėsiu pats įrašą ir pažiūrėsiu. Ačiū, kas lankėtės, kas įžiūrėjot visą, kas ne visą. Matau širdelių ir laikų, tai ačiū jums už tai. Viskas, sekmadienis visgi, rytoj reikia darbus, vaikus kelti į mokyklą, atsiminkit, jeigu jūsų vaikai paaugliai. Jūs, keldami juos taip anksti, gadinate jų sapnų fazę, kuri atsakinga už neuronų jungčių stiprinimą. Bet vien žinoti neužtenka, bet jau žinoti yra pirmas žingsnis, norint kažką pakeisti. Viskas, draugai, gero vakaro, klausimų, jeigu turėsit, galite ir po postų parašyti, čia jau kadangi nebuvo, parašykit man asmeniškai, Tomas Petrulis, mitybos konsultantas, jokių problemų, ir aš juos atsakysiu. Ir pasimatysim kitam webinarė, nusprendžiu jūs daryti, man jisai patinka, tikiuosi patiko jums, nežinau, tai buvo ypatingai sklandu,
Nu, nebuvo iš tikrųjų, nes turėjau dar papasakoti šiek tiek apie miegą, apie miego ligas, tačiau, labai išsiplėtėm, bet toks gyvenimas, vis loginės planus. Viskas, iki. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim, manau, 3 kitų savaičių. Turbūt sekanti tema bus vaikų mityba. Viskas, iki.